Iš tikrųjų, šie laikai yra netokie ramus ir kiekvienos institucijos, kurios atsakingos už ekstremalių situacijų valdymą, ruošiasi ir Marijampolės savivaldybei. Tačiau be tų visų institucijų, tai ir patys žmonės privalo pasiruošti. Kaip ir dauguma yra girdėję, kad kiekvienas žmogus turi pasiruošti 72 valandom išgyventi pats. Tai turi ir rekomenduojama turėti išgyvenimų krepšį, bet ir jeigu neturint išgyvenimų krepšį, ar kurie žmonės yra nusistatę prieš, bet, sakykime, kiekvienas turi žmogus maždaug įsivaizduoti, ką tokiu atveju turėtų daryti. Tai, sakykime, vandens atsargų, ar mes turim talpas pasiruošęs kur vanį, kokį maistą mes galėtum pasiimti iš šaldytuvo ar virtuvės, į kur jį susidėti ir per kiek laiko mes galėtum maždaug išeiti iš namų. Kiti ir smulkus dalykai yra svarbus, sakykime, kad grynųjų pinigų turėjimas ar tokie paprasti gyvenimiški įpročiai, kai mes dažnai kuro baką laikome, užpilame tik tai, kada jisai tuščias būna, bet šiaip rekomenduotina visada turėti pusę bako, kad ir, sakykime, yra iš Ukrainos situacijos, kai žmonės paprasčiausiai bankomatai neveikia, neturėjo grynųjų pinigų, greitai turėjo išvažiuoti iš namų ir dėja pusiaukelėje pasibaigė kuras ir belieka tik tai tikėtis artimųjų pagalbos. Aišku, reikėtų kiekvienai šeimai padiskutuoti su vaikais tarpusavyje, ką mes darysime tokių situacijų metu. Tai, sakykime, kaip mes susitiksime, kokiu būdu kontaktuosime, kad turėtų suaugę žinoti irgi, kad, sakykime, jeigu vaikas tuo metu randasi mokykloje ar kažkokiam būrelį, kad mokyklos būreliai taip pat žino ir įsivaizduoja, ką reikėtų daryti su vaikais, kaip elgtis tokiuose situacijose. Tai nebereikalų Marijampolėje prieš 2 savaitės visose švietimo įstaigose, ugdymo įstaigose buvo pravestos pratybos, kaip mes reaguotume, kaip į patalpas, kokios saugios patalpos yra. Tai dalyvavo ir mokiniai, ir darželinukai. Tai šiuo metu tos pratybos yra jau įvykę ir daroma analizė, kur ką reikia daryti, ką pakeisti, kur patobulinti. Sakykime, kaip pavyzdys, vienos mokyklos į priedangas ar saugias patalpas sugebėjo per 3 minutės nueiti, o kitose mokyklose iki 20 minučių tas užtruko. Tada jau duosime rekomendacijas tom įstaigom, ką reikia daryti, kaip srautus valdyti, gal vietas kitas peržiūrėti. Bet kiekvienam rekomenduotina tokius dalykus pasidaryti namuose, pasikalbėti su vaikais, pamastyti, ką daryti ir ruoštis. Nes įvairios institucijos, kad ir, sakykime, turime planus, ruošiamės tam dalykui, bet kad priims sprendimus, tai užtrunka tam laiku. Tai tą laikotarpį, kai bus priimami sprendimai, gyventojai turi pasirūpinti patys savimi. Aišku, klausytis visų nurodymų, kaip televizijos, radijas, įvairios programėlės, kokias nuorodas duoda ir jas vykdyti. Prieš keletą mėnesių jau pradėjome nuo Riomerio universiteto, vėliau mokymai buvo pravedami Rygiškių gimnazijoje, Sūduvos gimnazijoje. Mokymai buvo apie tai, kaip elgtis įstaigom, kuriuose įvyksta teroristiniai išpuoliai. Tai jau pravedant tuos mokymus, kilo idėja pravesti ir pratybas vienoje iš pasirinktų ugdymo įstaigų. Tai šiuo metu rugsėjo mėnesį planuojame pratybas Rygiškių Jonų gimnazijoje, kurių metu bus vykdomos pratybos siekiant pasiruošti teroristiniam išpuoliui, įkaitų paėmimą, išlaisvinimų įkaitas. Tai šiuose pratybose dalyvaus ir policijos rinktinė Aras, Marijampolės policijos komisariatas, gali būti, kad ir kitos policijos įstaigos taip pat pareiškė norą dalyvauti pratybose. Šaulių sąjunga, be abejo, pasitelksime ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, medicinos tarnybas. O savivaldybė savo ruožtu be abejo šiuose pratybose atliks vaidmenį, kaip mes evakuosime, kur mes evakuosime vaikus, kaip žinutes siuntinėsime tėvam, psichologų pagalba, maitinimas ir visa kita. Tai bus tikrai nemažos pratybos, jau dabar yra planavimo procese.
Tai tokių pratybų pagalba tai tiktai padidėja tarpinstitucinis bendradarbiavimas, tada mes matome savo klaidas, kur turim tobulėti ir be abejo patiem moksleiviam, artimiesiems ir mokytojam patiem truputėlį tampa aiškiau, ką daryti tokiuose situacijose, kokių veiksmų galima imtis, kokių negalima imtis, tai siekime tokių rezultatų.